Evangelija pagal Morkų, 13 skyrius. Jam išeinant iš šventyklos, vienas mokinys sako: Mokytojau, tik pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai. O Jėzus jam sako: Matai šitos didžiulius pastatus? Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai Jėzus sėdėjo Alyvų kalne, prieš šventyklą, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė jį: Pasakyk mums, kada tai atsitiks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis. Jėzus pradėjo jiems sakyti: Žiūrėkite, kad kas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys: tai aš. Ir daugelį suklaidins. Išgirdę apie karus ir karų gandus, nenusigaskite. Reikia, kad tai įvyktų, bet dar ne galas. Tauta pakils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus žemės drebėjimų, bus badmečių. Tokia bus kentėjimų pradžia. O jūs sergėkitės. Būsite atidavinėjami teismams, plakami sinagogose ir turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius, kad jiems liudytumėte. Bet pirmiau turės būti visoms tautoms paskelbta Evangelija. Kai suimti būsite vedami, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o šventoji dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Kai pamatysite sunaikinimo pabaisą stovint ten, kur jos neturi būti, skaitytojas teįsidėmi, tuomet, kas Judėjoje, tebėga į kalnus. Kas bus ant stogo, tegul nelipa žemėn ir tegul neina ko nors pasimti iš namų. O kas laukuose, te negrįžta pasimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis. Melskitės, kad tai neatsitiktų žiemą. Anomis dienomis užguls toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė iki šiolei ir daugiau nebebus. Jeigu Viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neišsigelbėtų ne vienas žmogus. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos išsirinko, jis sutrumpino tas dienas. Jei tada kas nors jums sakytų: štai čia Kristus, štai ten, netikėkite, nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Todėl būkite apdairūs, aš jūs iš anksto dėl visko įspėjau. Tomis dienomis po ano suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs angelus ir šie surinks jo išrinktuosius iš visų 4 šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat išvydę šitai dedantis, supraskite, jog jis jau arti, prie slenksčio. Iš tiesų sakau jums, nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus
ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįžta namų šeimininkas, ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgyslėje, ar rytmetį, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems. Budėkite.